Atributai. Atributų sąrašas yra laisvai konfigūruojamas priklausomai nuo jūsų poreikių. Atributus dažniausiai naudojame tuomet, kai nerandame tinkamo lauko informacijai apie objektą suvesti. Tarkim, mums aktuali informacija apie darbuotojo drabužių dydį, tačiau sistemoje nėra tokio lauko šiai informacijai suvesti. Taigi tokiu atveju sukuriame atributą darbuotojo kortelėje ir vedame norimą informaciją ten. Pagal įvestus atributus galima informacijos ieškoti ir filtruoti. Atributas gali būti daugiareikšmis, tai yra galite vesti daugiau negu vieną reikšmę. Jeigu reikia, atributą galima padaryti privalomu ir sistema visuomet įspės naudotojai apie nesuvestą informaciją, bandant saugoti duomenis. Taigi, sukurkime atributą, kurį naudosime partnerių detalių lange. Navigacijos juostoje pasirinkime sritį administravimas ir atidarykime atributų paieškos langą. Kairėje lango pusėje yra išvardinti visi galimi objektai, kurie gali turėti atributus. Pasirinkime sritį partneris ir pelyte pažymėkime ją. Spauskime mygtuką Sukurti atributą. Dešinėje lango pusėje suveskime pagrindinę atributo informaciją. Nurodykime atributo pavadinimą. Nurodykime, ar atributas bus matomas paieškoje, ar atributas gali būti daugiareikšmis, tai yra turėti daugiau negu vieną reikšmę, ar pagal atributą galima duomenis filtruoti ir ar atributas privalomas. Parinkime atributo tipą. Tai yra, kokio tipo duomenis vesime. Priklausomai nuo parinkto tipo galite įvesti minimalią arba maksimalią reikšmę bei kiek skaičių po kablelio norite vesti. Suvestą informaciją. Atidarykime partnerio detalių langą. Jame atributų skiltyje matysime mūsų naujai suvestą atributą. Įvedus atributo reikšmę ir informaciją išsaugojus, vėliau galėsime matyti šią informaciją paieškos lange bei pagal šį lauką ieškoti duomenų.